Draugė šnekasi, viena sako, o maniškis ir sako, nu ko tu, sako, Dieve, tokia kudizna, tokia perkudus visa, tai imk tą torto gabalėlį, nu ir suvalgyk, nu ko tu čia dabar save spaudi? Sako, aš nesupratau, sako, kas tas taviškis, taigi tu neturi jokio vyro. Nu jo, čia vidinis balsas. Geras. Anekdotas iš grožio pasaulio. Šukuosena padaryta fenu laikosi keletą valandų, o šukuosena pavadinta atsiguliau miegoti šlapia galva laikosi visą kitą dieną. Tikrai taip, patvirtinta. Dar vienas anekdotas Graikijos tematika. Sunkiai situacija ten gal ir juokauti neverta, bet kaip jie masto, taip ir mes mastom turbūt. Sako, nuėjau į restoraną čia Vilniui, užsisakiau graikiškų salotų ir išėjau nesumokėjus. Taip, nieks nieko nesakė ir nesivijo. Geras. Dar Cezario pjūvį galima pasidaryti nemokamai. Aha, su vištiena. Vegetarų šeimoje šūksnis. Vaikai, eikite valgyt, nes pietus nuvys. O taip, jokios mėsos. Taip, aš kol kas šito negaliu skaityti. Mama, skambutis reiškia dukros. Mano vyras mane įžeidė, aš atvažiuoju pas tave. Ne, dukrytė, stop. Blogis turi būti nubaustas. Aš atvažiuoju pas jūs. Skambina moterėlė į techninę pagalbą. Alio, klausome, techninę pagalbą kelyje. Žinokit, neįsivaizduojat, mano mašina, aš sustoju kažkur kelyje, aš nežinau, kur iš vis esu, aš neįsivaizduoju, kur aš esu. Mano mašina visiškai sustoju, niekas neveikia, niekas neįgroja, niekas apsikart, ką man daryti. Ramiai. Per pirmasias 2 minutės mes pabandysime sutvarkyti jūsų smegenis. Pradėkim nuo to, taip. Žmogaus skundas, be išgyvenimo, ne visai yra anekdotas. Tempiu, sako, supermarkete produktus rankose, dantise, maišelį krenta, tiesiog vos viską panešu. Nu, matai, man nereikia krepšelio, aš tik duonos užėjau nusipirkti. O taip ir būna, užėjai duonos ar jogurto, o žiūri, kad jau nebepaneši. Pilnas krepšys. Ir negalima dar plus eiti parduotuvę Alkanam, visada turbūt žinote. Tikrai taip, nes prisipirksi to, ko vėliau ir nesuvalgysim. Taip yra, sako vyras. Pareini šiek tiek išgėręs namo ir sako žmona papūsk. Tai ką jie atsakyt, kad nesikabinėtų? Tiesiog užduokite klausimą. Tau ką, be manęs oro trūksta? Pirmadienis, kada grįžti iš po 3 savaičių atostogų, yra kaip 7 pirmadienių koncentratas.